Pirmas skyrius. O dvasia ateik. Šventoji dvasia galybės ir švelnumo slėpinys. Pirmos skyriaus pirmas poskyris – Rūa, dvasios vardas. Pažodžiui išverstas pirmasis Veni Creator posmelis skamba taip. Ateik, o dvasia kūrėja, aplankyk mūsų sielas, pripildyk dangiškosios malonės, širdis tų, kuriuos sukūrei. Šios įvadinės meditacijos tema – du pirmieji Veni Creator žodžiai. Ateik, o dvasia, ypač vardas dvasia. Paprastai pirmiausia sužinome asmens vardą. Būtent vardu jį vadiname. Pagal vardą skiriame nuo kitų ir prisimename. Trečiasis trejybės asmuo irgi turi vardą, nors kaip matysime, itin ypatinga. Jis vadinamas dvasia. Tačiau dvasia yra verstinis vardas. Iš tiesų, mylėdami žmogų, norime jį visiškai pažinti. Sykiu norime žinoti jo tikrąjį krikšto vardą. Tikrasis dvasios vardas yra Rūa. Juo ją pažino pirmieji apreiškimo gavėjai. O kaip miela kartais šauktis dvasios šiuo žodžiu, išėjusių iš pranašų, psalmininkų, Marijos, Jėzaus, Pauliaus lūpų. Šventosios dvasios vardas prieš pasiekdamas mus vienu tarpsniu buvo pneuma. Taip ji vadinama Naujajame testamente. Žydams vardas buvo toks svarbus, kad jie jį tapatindavo su pačiu asmeniu. Laikyti Dievo vardą šventu, tai laikyti šventu ir gerbti patį Dievą. Bet to vardas niekad nebuvo tiesiog įprastas kreipinys, kaip mums nūdien. Jis visada ką nors pasakydavo apie patį asmenį, jo kilmę ar pareigas. Ir varde Rūa slypi pirmutinis esminis apreiškimas apie šventosios dvasios asmenį ir veikimą. Todėl mūsų pažinties su dvasios tikrove kelionę svarbu pradėti nuo jos vardo. Ką reiškia hebrajų kalbos žodis Rūa? Pagal kilmę jis pirmiausia reiškia erdvę, orą tarp žemės ir dangaus. Ta erdvė gali būti tyki arba audringa. Ji yra atvira, tarytum plytinti pieva, kurioje juntamas lengvas vėjelio dvelksmas. Taip pat tai gyvybės erdvė, joje žmogus juda ir kvėpuoja. Ši pirminė žodžio reikšmė paliko žymių tolesnėje šventosios dvasios teologijoje. Tad minint dvasią labai dažnai, ypač Naujajame testamente, pasitelkiami žodžiai, nusakantis vietą. Kalbant apie dvasią, paprastai vartojamas vietininkas. Apie tėvą prielinksnis iš, o apie sūnų prielinksnis per. Iš tėvo per sūnų šventojoje dvasioje. Šventoji dvasia yra dvasinė erdvė, gyvybę teikianti aplinka, kurioje užsimezga ryšys su Dievu ir su Kristumi. Tačiau palikęs šias tolimas reikšmes, hebrajų kalboje veikiai pasenusias, eikime prie Biblijoje įprastos šio žodžio reikšmės. Rūa reiškia du tarpusavyje glaudžiai susijusius dalykus – vėją ir kvėpsnį. Tai tinka ir graikų kalbos žodžiui pneuma ir lotyniškajam spiritus. Taip pat lietuvių kalbos žodis dvasia išsaugojo prasmines sąsajas su vėju bei kvėpsniu. Iš tos pačios šaknies kilę žodžiai dvelkti ir dvėsuoti. Panašių sąsajų yra ir kitose kalbose. Vokiečių kalbos geist ir anglų kalbos ghost
išties yra kilę iš bendros šaknies gast, reiškiančios kvėpavimą. Taigi vėjas ir kvėpavimas yra kur kas daugiau nei paprasčiausi šventosios dvasios simboliai. Šiuo atveju simbolis ir tikrovė yra taip glaudžiai susiję, kad abiem tenka tas pats vardas. Ten, kur mes skaitome vėjas, bažnyčios tėvai skaitydavo ir dvasia. O ten, kur aiškiname dvasia, jie aiškindavo ir vėjas. Mums sunku suvokti to poveikį apreiškimo raidoje. Ne šventoji dvasia davė savo vardą vėjui, o vėjas šventajai dvasiai. Kitais žodžiais, ženklas eina pirmiau nei jo reikšmė, nes žmogus pirmiausia patiria ne dvasinę tikrovę, o paskui medžiaginę, bet priešingai. Pirma medžiaginę, paskui dvasinę. Taigi pradėkime mūsų pneumatologijos mokyklą po atviru dangumi. Toliau gvildendami vieni kreator, rasime ir kitų gamtinių šventosios dvasios simbolių – vandenį, ugnį, aliejų, šviesą. Biblijoje mėgstama mokyti apie tai, kas grynai dvasiška, pasitelkus medžiagiškiausius ir paprasčiausius gamtos simbolius. Dievas parašė 2 knygas – kūrinyje sudaryta iš esybių ir nebylių elementų, ir Biblija sudaryta iš raidžių ir žodžių. Jos viena kitą apšviečia ir aiškina. Tokia pati tvarka taikoma ir sakramentams. Ženklo dėka žodis tampa regimas, o žodžio dėka ženklas girdimas. Jau minėjau, kad pasitelkęs 2 esminės su gamta susijusias žodžio ruo reikšmes – vėjas ir dvelksmas arba kvėpsnis – Dievas mums apreiškė nenusakomą savo dvasios tikrovę. Čia prisiminkime kelias svarbesnės Biblijos pastraipas, nenorėdami parodyti, kokie teisingi ir pagrįsti mūsų žodžiai, bet kad kiekviena iš tų pastraipų yra saugotinas perlas, žiedas, kuriuo saldžius syvus reikia gerti. Pradžios knygos pirmose eilutėse rašome apie Dievo dvasią, plevenančią virš vandenų. Čia sąsaja tarp dvasios ir vėjo tokia glaudi, kad šiuolaikiniai vertėjai dažnai nėra įsitikinę, kaip derėtų versti – Dievo dvasia, Dievo vėjas ar smarkus vėjas. Ir pasirenka vienąsyk vieną, kitąsyk kitą vertimo variantą. Po kelių eilučių skaitome: Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Toliau Biblija šiame įkvėpime įžvelgia ankstyvąją šventosios dvasios apraiškos užuomazgą. Čia matome 2 esminių vaizdinių pradmenis. Jie apreiškimo raidoje tampa vis aiškesni. Apaštalų darbuose šventoji dvasia duodama smarkaus vėjo ženklų. Evangelijoje pagal Joną prisikėlusysis dvasia suteikia pūsdamas ir kvėpdamas. Šiuo veiksmu sąmoningai primenamas pradžios knygos pasakojimas. Jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Jonas, žvelgdamas į Jėzų, ant kryžiaus išleidžiantį paskutinį atodūsį, atiduodantį dvasią, mato jį duodantį dvasią. Evangelistas nevengia ir kito vaizdinio – smarkaus vėjo. Jis perteikė Jėzaus žodžius: vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Čia, kaip ir kitų daugelių atvejų, Jėzus išties atsiskleidžia kaip didysis dvasios poetas. Smarkaus vėjo ir viesulo vaizdiniais parodoma dieviškosios dvasios galybė, laisvė ir transcendencija. Biblijoje
Taip pat gamtoje vėjas yra tikroji parbloškiančios ir nesutramdomos jėgos apraiška. Jis gali skaldyti kalnus ir trupinti į gabalus uolas, pašiaušti bangas link dangaus ir blokšti lyg gelmių. Niekas nepajėgus išjudinti vandenyną, tik vėjas, o kvėpsnio, dvelksmo ar silpno šiulenimo vaizdiniai išreiškia Dievo dvasios gerumą, švelnumą, romumą ir imanentiškumą. Žmogaus pats vidujiškiausias, gyvybiškiausias ir asmeniškiausias yra kvėpavimas. Studijuojantieji religijos fenomenologiją, tai yra religinio jausmo pasireiškimo įvairiose kultūrose būdus ir pavidalus, iškėlė švieson faktą, kuris nuolat pastebimas visuose aukštesniuosiuose religingumo pavidaluose, ypač Biblijoje. Dievybė suvokiama kaip tremendum et fascinans, bauginantis ir žavintis slėpinys. Tai yra keliantis ir baimę, ir meilę, verčiantis klaikti ir drauge traukiantis. Augustinas rašo, kad pirmąkart giliai suvokęs Dievo slėpinį, sudrebėjo iš meilės ir iš siaubo. Ir ta mintis apie Dievą privertė jį ir šiurpti, ir degti troškimu. Biblija tai nuodugniai patvirtina. Tu keli pagarbų šiurpą. Tau supykus, kas gali prieš tave atsilaikyti? Sakoma apie patį Dievą. Kitur aukštinamas jo dosnus gerumas ir švelnus gailestingumas visiems savo kūriniams. Dievas nėra nei sudėtingas, nei kintantis. Jis yra pats paprastumas. Tai mums neišeina vienu žvilgsniu apimti beribės ir paprasčiausias Dievo tikrovės. Mums reikia 2 skirtingų žiūros laukų, kad jį pažintumėm, kaip kad reikia 2 akių daiktų vietai erdvėje suvokti. Taigi šventoji dvasia pačiu akivaizdžiausiu būdu įasmenina šį Dievo slėpinį, Dievo, kuris tuo pat metu yra absoliuti galybė ir bekraštis švelnumas, nesulaikomas judėjimas ir begalinė ramybė. Dabar pamastykime apie šias 2 savybes. Tai padės suvokti didžiąją dalį Biblijos apreiškimo apie parakletą. Čia jau nebesinaudosime vėjo ir dvelksmo simbolių. Jis atliko savo vaidmenį, padėjo pakilti nuo gamtos lygmens prie antgamtinio. Vargas, jei aiškiai neatskirsime simbolio ir tikrovės. Būtume kaip filosofai stoikai, neatlikę kokybinio šuolio tarp dvelksmo ir dvasios. Dieviškąją dvasią tesuvokia tik kaip tyriausią dvelksmą, apgaubianti visus daiktus, susiliejanti su jais, ar kaip kuriamąją ugnį, tačiau visada medžiaginę. Taigi pakliūtume į panteizmą ar materializmą ir taip sunaikintume nudienę krikščioniškąją dvasios sampratą.